Tai Kęstuti, artėja tamsus rudens vakarai, šaltos dienos, šalti savaitgaliai. Tai iš tiesų ieškome sprendimų, kaip pratęsti tą laiką, ar ne, savo kieme ir sodyboje, kaip jį praleisti dar ilgiau su šeima ir kokie tai būtų jūsų pasiūlymas, koks tas būtų jūsų sprendimas. Siūlau nuo to artėjančio blogo oro pasislėpti tokiam kupole, kuris yra pastatytas būtent kai ruduo šaltas, kai pavasaris šaltas, tai tokiam kupolė yra labai jauku. Jauku žmogui, jauku augalam, visiems jauku. Pašnekovas sako, kad toks stiklinis kupolas padeda sukurti subtropikų klimatą augalams. Dėl to jais galima džiaugtis kur kas ilgiau neįprastai. Dėl aptakios kupolo formos jis puikiai atlaiko visas gamtos stichijas, be to jam pastatyti nebūtini pamatai, nes pats kupolas stabiliai stovi ant bet kokio pagrindo. Šiuo atveju viso šito kupolo detalės yra trikampio formos, jos visos yra nešančios, jos visos sujungtos tarpusavyje ir sudaro tokią stiprią darnią konstrukciją. Medžiagos, kurios panaudotos šito kupolo konstrukcijai, yra tos pačios, kur naudojamos ir jachtų gamybai, yra patvarios, atsparios vandeniui, klimato įvairiems poveikiams, ultravioletų ir taip toliau. Matome, yra stoglangiai, tačiau ar nėra pavojaus, kad gali prilyti į patalpos vidų? Stoglangiai, šią konstrukciją padaryti, kad jie automatiškai atsidaro nuo šilumos. Automatiškai? Taip, kai yra šilta, ten yra tokia, sakykime, atidarimo sistema, kad kai yra šilta, atsidaro ir tolygiai gražiai oras išeina per viršų, nes visas oras šiltas kyla į viršų, o prilyti, sakykime, kai yra atvėsta, kai yra lietus, stoglangiai užsidaro, yra visur sandarinimo medžiagos, vėlgi ta pati technologija taikoma ir jachtų gamybai, taip kad tikrai niekas, joks vanduo, jokie vandens purslai nepapuola. Kęstutis Kuoras teigia, kad tokiuose kupoliniuose šiltnamiuose dėl saulės energijos ir dėl tam tikro šilumos ir šviesos pasiskirstimo augalų augimas yra kur kas geresnis nei įprastame šiltnamyje. Geriausia augalus tokiame kupole auginti, tai būtent tokiose dėžėse, kurios gali būti pastatomas ant tokių, konstrukcijų ir būti akiaukštyje. Ir tuos augalus mes galim stebėti, mes juos galim prižiūrėti, nereikia lenktis. Jų mes galim čia pasodinti pakankamai daug, 2 aukštais. Ir sukūrę mes esam sistemą, būtent šitos augalus galim užaugintus pristatyti klientui į namus ir žmogus gali iš karto džiaugtis derliumi. Kiek su šiuo kupolu galima pratęsti augalų tą vegetacijos periodą? Priklausomai nuo konstrukcijos. Šioje konstrukcijoje, kadangi yra stiklas viengubas, tai sakytumėm iki lapkričio, gal gruodžio pradžios, priklausomai kokia žiema mūsų. Kai laukia -10, čia dar yra pliusas. Maždaug tokiu principu. Jeigu mes uždėsime daugiasluoksnį stiklą, įvairių dabar yra sprendimų, tai mes turėsime ir žiemą pliusinę temperatūrą. Ir kai kurie augalai, žeminės salotų rūšis, viską jos dėrės ir žiemą, ir mes turėsime savo užsiaugintų, ekologiškai švarių, sakykime, augalų. Kuo dabar skiriasi augalų auginimas šiltnamyje ir būtent tokiame kupole? Esam paskaičiavę, kad bent jau šilumos atidavimas, sukauptos į žemę šilumos atidavimas šitame šiltnamyje yra apie 3-4 kart didesnis negu įprastame šiltnamyje, kur šiluma kaupiasi tiesiog į grindis. Mes žinom, kad grindyse dažniausiai kaip ir būna šalčiau ir ten daugiau šaltis dominuoja. Tai šiuo atveju dėžės yra pakilusios nuo žemės, todėl jos labai efektyviai sugeria visą šilumą, kurią vėliau atiduoda nakties metu arba tada, kai yra vėsu. Kęstutis Kuoras įsitikinęs, kad kupolinės konstrukcijos dėl savo privalumų ateityje bus pritaikomos statant ne tik šiltnamius oranžerijas, bet ir gyvenamuosius namus ar net ūkinės paskirties pastatus.